turbūt nuspėti, kad Luisas Gera čia bus. Luisas Gera yra įmušęs 2 baudinius per savo karjerą, bet yra pramušęs 3. Ir beje, pramušė jis ir Kazachstano čempionate 26 metais. Šiemet neįmušė. Tad Gera prieš Vytautą Černiauską. Gera įsibėgėja, smūgiuoja ir labai geras smūgis. Čia jau Černiauskas nelabai ką galėjo padaryti. 1-0 pirmauja Kazachstano komanda. Atspėjo kampą Černiauskas. Vartininkas aukštas, rankos ilgos, bet tiesiog smūgis per geras. Arti virpsto ir stiprus, galingas. Rokas Rasimavičius smūgios pirmas. Keliauja jis prie 11 metrų žymos. Ir bandys realizuoti šį 11 metrų baudinį Rokas Rasimavičius. Nėra mušęs baudinių rungtynėse. O yra dabar mušęs baudinį į serijoje, tačiau nepavyksta jam pasižymėti, pataiko į skersinį Rokas Rasimavičius. Na, labai apmaudu, tikrai ne pats geriausias būdas pradėti baudinių seriją pramušant. Na, bandė labai užtikrintai Rokas Rasimavičius, trūko nedaug, būtų kamuolys įskrijęs nuo skersinio į vartus. Tad dabar jau reikia padirbėti Vytautui Černiauskui. 1-0 pirmauja Tobol ir mes matome Cavničių. Šis juodkalnietis bandys pasižymėti, mušė įvartį pirmose rungtynėse iš žaidimo, dabar bandys realizuoti baudinį, per savo karjerą nėra mušęs 11 metrų baudinių rungtynėse. Ir dabar įsibėgėja šį žaidėją, smūgiuoja irgi pernelyg gerai, pernelyg užtikrintai, Nemanja Cavničius. Į visiškai priešingą pusę nei krito Vytautas Černiauskas, labai arti virpsto smūgiavo juodkalnietis. 2-0 pirmauja Tobol. Ir reikia tikėtis, kad pramuš ką nors Kazachstano komanda arba Vytautas Černiauskas sukurs stebuklą. Matas Ramanauskas sužaidė solidžias rungtynes. Tikras dispečeris aikštės viduryje, žaidėjas iš Kėdainių, 26 futbolininkas, top lygoje labai daug yra sužaidęs, bet baudinių nėra mušęs rungtynėse. Ir Matas Ramanauskas bandys realizuoti baudinį. Įsibėgėja, smūgiuoja ir labai užtikrintai, jokių galimybių Ustimenko jis nepalieka, tad 1-2. Panevėžys mažina atsilikimą. Ir dabar reikia Vytautui Černiauskui stebuklo. Nenulipo nuo linijos, matome Ustimenko. Komandos kapitonas, žmogus, kuris neįmušė baudinio pirmose tarpusavio rungtynėse, Statas Tagibergenas. Kazachstano Bekemas, 14 įmuštų baudinių, 4 pramušti per karjerą, dabar smūgis ir labai užtikrintai. Nebuvo pramušęs jis UEFA turnyruose baudinių iki pat to momento, kai Vytautas Černiauskas ištraukė baudinį praėjusią savaitę. Bet antrą ir turbūt svarbesnę akistatą laimi Tagibergenas, jo labai užtikrintas smūgis į visiškai priešingą kampą nei buvo pasirengęs Vytautas Černiauskas. 3-1 pirmauja Tobol ekipa. Ir trečią baudinį netrukus atliks ir Panevėžys, tai darys Kurcevas. 23 ukrainiečių, jaunas žaidėjas, bet Lietuvoje jau tikrai nenaujokas, buvo Telšių Džiugas. Ir žaisdamas Džiugo komandoje jis pelnė įvartį nuo 11 metrų žymos Giedriui Zenkevičiui rungtynėse su Marijampolės Sūduva, bet neįmušė Vincentui Šarkauskui. Rungtynėse su Gegelman dabar įsibėgėja Kurcevo, smūgiuoja, atspėja kampą vartininkas, nusivylęs jis, bet Aleksandro Kurcevo smūgis tikrai sėkmingas. 2-3 mažina atsilikimą Panevėžys, netrukus ir ketvirtieji bandymai. Dar kartą štai čia smūgis dešinę koją prie pat virpsto. A dabar matysime ir smūgiuojantį dar vieną gynėją. Džeje pabandys realizuoti šį baudinį, 28 metų prancūzas. Gana greitai įsibėgėja, smūgiuoja ir labai prastas smūgis Vytautas Černiauskas. Vytautas Černiauskas sugeba atremti šį baudinį per karjerą. Džeje niekada nėra mušęs baudinių rungtynėse ir dabar jau abi komandos pramušė po kartą. Dabar jau rezultatas baudinių serijoje yra lygus.
Labai prastai smūgiuoja Džeje, tas įsibėgėjimas irgi tarsi roboto buvo šioje situacijoje. Tikrai galima sakyti, kad prisišoko čia Džeje. Ten dabar rezultatas žinoma 3-2, bet netrukus jį gali išlyginti Panevėžio komanda. Dabar abi komandos po kartą pramušė. Ir Salomonas Kuadžio pabandys realizuoti šį baudinį. 23 žaidėjas iš čia smūgis ir smūgis šioje situacijoje nėra sėkmingas. Labai prastai smūgiuota ir dėja įmušti nepavyko. Čia Seidina Keita, žinoma, smūgiavo. Seidina Keita muša jis ir baudinius. Įmušė Seidina Keita įvartį praėjusiame mače, bet dabar Seidina Keita nuo 11 metrų žymos smūgiuoja nesėkmingai. Labai gaila, Vytautas Černiauskas buvo padaręs daug. Seidina Keita yra beje mušęs 2 baudinius per savo karjerą, juos abu realizavęs. Ir dar viena galimybė. Vytautui Černiauskui dabar vėl reikia traukti. Ar pavyksta padaryti? Smūgis yra ir Vytautas Černiauskas, ką išdarinėja jis, tai yra tiesiog neįtikėtina. Fantastiškas vartininkas yra Černiauskas. Romanas Asrankulovas nesugeba realizuoti šio baudinio. Dar kartą štai čia. Irgi nėra mušęs per karjerą nei vieno baudinio. Ir Vytautas Černiauskas, tiesiog fantastika. Rezultatas lieka 3-2 ir Panevėžiui dabar reikia pasižymėti. Jeigu Panevėžys neįmuša, tai yra viskas. Jeigu Panevėžys įmuša, tada mušami 6 baudiniai. Bočaninas, komandos puolėjas. Puolėjas turi realizuoti baudinį. Ir Bočaninas įsibėgėja, smūgiuoja ir prastai muša Marko Bočaninas. Nepavyksta jam realizuoti šio baudinio. Kaip apmaudu, Vytautas Černiauskas padarė, ką gali. Marko Bočaninas, 28 puolėjas iš Serbijos, niekada per karjerą nėra mušęs rungtynėse baudinių ir dabar jam nepavyksta pasižymėti taip pat. Labai apmaudu, Panevėžys didžiulį darbą nuveikė. 1-1 pirmose rungtynėse, pirmavo Panevėžyje, pirmavo šiandien žaisdamas Kazakstane, bet galiausiai atsakyta buvo į Naurio Petkevičiaus įvartį, kuris pelnytas 33 minutę. Talalas 45+3 sugebėjo lyginti rezultatą, vėliau įvarčių nebuvo, buvo pratęsimas, galiausiai mušami baudiniai. Rasimavičius nesugebėjo jo realizuoti, po to Vytautas Černiauskas dirbo iš peties, atrėmė 2 11 metrų baudinius, bet vėlgi ir Seidina Keita ir taip pat Bočaninas nesugebėjo baudinių realizuoti. Labai gaila, štai čia matome prastą smūgis, atspėjo pusę, galima sakyti, vartininkas, bet Bočaninas labiau smūgiavo į vartų vidurį, vartininko aukštis taip pat yra patogus. Tiesiog nieko pernelyg nereikėjo vartininkui čia. Bočaninas smūgiuoja prastai, su įtampa nesusitvarko ir galiausiai Panevėžio kelionė dėja, bet yra baigiama. UEFA konferencijų lygos atrankoje rezultatas štai toks galutinis 3-2 11 metrų baudinių serijoje. 1-1.